matau. Aš jau matau. Signalas 22. Neša, man atrodo, autus. Būni tokių bajerių. Atvažiuoju į lauką 50 km. O čia atvažiavus lyn sau. Pelkės didžiausias. Ojojoj. Man reikia pamėginti palaukti. Matysim, kas gausies. Palėja. Saulėlį šveit šitą. Galiam varyti. Po biškilėlį. Matysim, kaip čia mums sekses. Kuprinėlė. Tik saulė šveist pradėjai ir vėl lyn. Ai. O, tokia per balto. Nieka nesigaus. Lendam atgal. Signalas 22. Žiūram, ko neškasėm. O čia pats geriausias kasėjų reikalas. Korka. Toks šokinėjantis, bet iškaskiam, pažiūrėkiam, kas čia bus. Čia turėjom šratėlį. Ir beizam toliau. Nu, juk reik patikrinti, kaip nepatikrinti tik signalą. Nu, galima korka. Bet nu juk reik patikrinti. O drukoks, pats smagoms įvakščia šitą molens, liolens, pažiūrėk. Jau matau. Aš jau matau. Pincelina bunkutį. Bunkutis viršus. Peniciliną 1928 metais visiškai atsitiktinai atrado britų mikrobiologas Alexander Fleming, kai jo nepraustoje Petri lėkštelėje pro pravirą langą įskridęs pelėsis sunaikino aplink augusias bakterijas. Antrojo pasaulinio karo metais penicilinas buvo toks retas ir brangus, kad ligoninėse gydytojai jį iš naujo išgaudavo net iš pacientų šlapimo. Penicilino bonkutėmis liaudyje vadinami nedideli stikliniai buteliukai su guminiu kamšteliu ir aliumininė plokštele buvo naudojami antibiotikams fasuoti sunaudojus vaistus. Šie tvirti stikliukai niekuomet nebūdavo išmetami, o nusėdavo kaimo, dirbtuvėse bei garažuose smulkiems daiktams laikyti. Karvėm leisdavo liktais. Anus tas laikas. Reiškia, žmonės karvytės čia ganė. Tok karvytė baltą pieną. Jau šiferis atsiradinėje. Reiškia, artėjam link tikslą. Šūdinas tas signalas čia. Na. Nu, ko tu čia? Galima keramika. Jau kažkur artėjam. Jo. Lytus pasitraukė, saulutė pasirodė. Stabilus 16, paviršinis. Žiūram, kon rasiam. Ir vėl korkėlė. Ai. Kaip negerai. Parein, lytus. Nešam kudlas link mašinas, kau greičiau. Jaut, bet įdomi, kas kaip nuplūga būtom. Laba panašiai. Iškasėm, bet nieko gero neradom.